Žiūriu visą Moškos video ir galvoju, kaip jam faina, kaip įdomiai keliauja. Noriu ir aš tai pabandyti. Turiu citrių. Pasileidžiam su citrių į kelionę. Ar varai kartu? Tai kas yra tas citrus? Citrus yra mano darbinis arkliukas, su kuriuo varysiu į tolimą kelionę. Nesakysiu, kur varau, nes bus neįdomu stebėti ir žiūrėti. Tai galiu pasakyti, kad varysiu per Europą, varysiu per Balkanus, bet galutinės stotelės nesakysiu. Tai va, noriu parodyti jums citrių. Susipažinkit. Tadam! Citroen Berlingo. Nėra sena mašinytė, bet nėra ir nauja. Turėtų būti labai smagu. Tai kovos randai. Nespėjau pasikeisti niekaip. Net pamiršau iš tikrųjų. Tai va, šitos sėdynės eis lauk. Jos atsilenkia, išsiima. Blemba, kaip čia purvina, iš tikrųjų reikia susitvarkyti dar. Jos eis lauk. Dėsim čiužinį. Pirksim miegmaišį. Ir gyvensim šitam citriui. Stengsiuosi nesinuomoti visiškai jokių viešbučių. Stengsiuosi miegot, neužsidaro dar. Stengsiuosi visada miegot citriui. Aišku, nebent jeigu pavargsiu labai ir labai reikės man lovos. Gal kokią dieną ir pamiegosiu viešbutį. Bet stengsiuosi tikrai nemiegot ir visą laiką būti citriui. Tai galvoju, nusipirkti reikia staliuką su kėdute. Kadangi dirbt turėsiu, tai atsigulus kažkaip, manau, gal nelabai bus. Reikia kokį nedidelį staliuką, nedidelę kėdutę, kad galėčiau prisėsti prie kompo, kaip reikės. Aišku, ir video visus kursų važiavimo metu. Sustosiu kažkur porą valandų vieną dieną, porą valandų kitą dieną. Ir stengsiuosi įkelti video kuo dažniau. Tai va, tai pasižiūrim dar priekį. Citroeniukas atrodo taip. Žalgirio. Prieš pusę metų kokią pakabint. Hello. Pažiūrim, kaip užsikuria. Citriukas gerai turėtų dirbti. Benzinas 1,2. 8,1 kW. Tai turėčiau reikalniukus kažkokius užliekt, nes stengsiuosi varyti per kalnus bent į vieną pusę. Paskui atgal iš vis kitų maršrutų varysiu. Turėtų būti, žinokit, žiauriai gera kelionė ir fine. Citrus turi panoramas, tai tokios įdomios 4 panoramos. Tai va, dar yra dėžėta. Ten galėsiu susidėti visus gesintuvus, dar kažką, kelio ženklus gal tos, kur kelio ženklus, šitos, kur jeigu kažkas atsitinka, avarinį ženklus, va. O čia mano darbinis arkliukas, tai va kaip ir matosi visko, čia pilna strojkinių batų, kaip dzūkai pasakytų, čeverykų pilna mašina. Tai va, sėdynės dings, čia bus mano gyvenimo zona tokia. Nėra didelė, tai kažkaip tilpsim turbūt. Labai laukiu, labai faina. Rytoj jau išvažiuoju anksti ryte, dar nesu nieko čia pasiruošęs. Reikia varyti pirktis, miegmaišį, staliuką, kėdutę, dar ten visokių turiu sąrašiuką, paskui parodysiu. Ir negaliu aš savim patikėti, kad eilinį kartą viską palikau paskutiniai dienai. Tai šiandien yra šeštadienis, aš dar visiškai nieko nepasiruošęs, o sekmadienį anksti ryte aš jau išvažiuoju. Tikiuosi, kad kažko nepamiršiu, nors jei pamiršiu, nusipirksim ten. Beje, vienas dalykas, stengsiuosi išleisti kuo mažiau pinigų. Kuo mažiau pinigų ir viską dalinti su jumis, kiek išleidžiu. Menkiausią šūdą pirksiu, bomžpakį skaičiuosim, čipsus skaičiuosim, bet ką, ta prasme, ką tik tai išleisiu, tą skaičiuosim. Tai tikiuosi, kad ir jums patiks, ir man patiks. Lekim apsipirkti. Dekatlonas. Man atrodo, kad viską čia turėčiau rasti. Gerai, turim tokį sąrašiuką.
ir dabar nežinau, nuo ko pradėti. Einam ieškoti. Čia turbūt prie iškilavimo gal kažkokiu turėtų būti, nes man reikia miegmaišio, dujų viriklis, staliukos lankstumo, kėdės lankstumus, perėjimo į 220, kėdų reikia, nes neturiu normalių. Veido kremo, tai čia ne čia. Dantų pastos, batų reikia kažkokių kėdų. Ir tada jungtuko tokio parodysiu. Einam ieškoti. Priėjom prie stovyklavimo. Nu, čia turėčiau rasti mano. O, miegmaišiai. Kokį man dabar pirkti? Šilto reikia. 10 laipsnių, 10 laipsnių, 20 laipsnių. Man reikia minuso, nes kur būsiu, greičiausiai bus minusiukas. Dabar supratau, kaip čia yra. Čia yra L dydžio, tai man reikia L dydžio, bet čia yra 15 laipsnių. Tipo, kad turi būti 15 laipsnių lauke, tada bus gerai išsimiegot, bet aš kur būsiu, bus minusas. Ir jie čia vis brangesni, čia PM, šitą šiam iki 10 laipsnių, čia 7,5, 5 laipsniai, čia 0,90 eurų, o jeigu iki minus 505 eurų jau, čia labai brangu, o kadangi mes taupysim šitoj kelionėje pinigus, tada reikia rasti kažkokią alternatyvą. Aišku, šitas 15, nes aš būsiu prie minus 15, kokį jaučiu, tai bus biškai gal per šalta. Tai dabar blemba galvoju, gal šitą jam tada tokį viduriuką. Oranžinis, spalva graži. Šiaip šitas gal būtų geriau. 5 laipsniai. Čia 10 laipsnių. Gerai. Kadangi taupom pinigus, ėmam, su kuriuo bus biški šalčiau. L dydis, max 185 cm, mano ūgis 1,77 m gal. Nu tai va, 6 euriukų. Pradėsim nuo dabar skaičiuoti pinigus. Gerai, radau viriklis. Šita tokia nebloga atrodo. Užsifiksuoja, bet 3,5 eurų. Op. Galvoju, imsiu va šitą už 2,5. Taupom pinigėlius. Dabar reikia dujų. Pasižiūrėjau, pigiausias ir didžiausias šitas gaunasi 9 eurų. Bet va čia stovinai. Dar 9 eurukai. Gal vieną užteks, nežinau. Ir reikia bliūdo, aišku, šitas geresnis būtų, bet irgi 2,5 euraskai. Tai 15, o šitą įmam. Galbūt užteks. Nežinau, dabar galvoju labai, ar keptuvę manim, čia kainos nėra, bet aš gal norėčiau pasikepti nors. Kiek tas keptuvės, nu dar reikia pasiieškoti, gal čia rasiu kainą arba paklausti reikia. Gerai, išsiaiškinau. Čia yra 15 eurų šitą keptuvę. Tai šią gal ir pasimsiu. Kažkaip susilankstyti turėtų. Nežinau, nemoku. Tai turbūt viskas. O kas čia? Kažkoks, nežinau, aš galvoju tik dėl to bliūdo. Ar man užteks tokio? Tas didesnis. Nežinau, ką daryti. Jo, gal įmam biškai didesnį. Jo, įmu šitą. Tiek to. Biškai daugiau pinigų, bet reikia apsirūpinti, kad paskui nekristų per kraštus. Dujų viryklė pliusiukas. Stalas, lankstamas kėdė, perėjimas į 220. Atsiprašau. Ne, bet visą dieną. Jūs dėl prekių galite pakonsultuoti ar nelabai? Konsultantą, o kurio skyriaus reikia? Reikia iš mašininio perikūrniko į 220 perėjimo tokio. Tai čia nelabai daug. Supratau. Kurast? Gal senukuose kokiuose? Čia Decathlonus turėtų būti. Kėdės lankstama. Ir staliukas lankstamas.
O koks yra. Bet čia labai... O šitas, va, žiūrėk, fainas. Staliukas. Man bus darbui. Tokio kaina. Nes išlėksiu, reikės dar dirbti vienu metu. Ne tik atostogauti. Šitas tai labai jau mažas. Pažįstas stalo paviršius. Man kaip tik tiktų. Nes būtų pigiau. Geras. Reikia įtklaus kainos. Nėra labai smagu čia filmuoti parduotuviai. Apsauginis vaikšto žiūri. Reikia eiti. Atsiprašau, man reikėtų pagalbos dėl staliuko vieno. Kokia jo kaina yra? Matau, kad pažeistas paviršius, tai gal nuolaida bus? Jo kaina iš 20-14 dabar. Ai, čia viskas parašyta. Jo. 14 eurų? Supratau, o kažką kiek kėdę, tokia panašia sulankstoma, gal turit? Sulankstoma. Jo. Šitos tik tai, ne? Supratau. Galite, jei norit išsiimti, jos labai lengvai išsiardo ir pažiūrėti. Jo, tai tokių aš turiu, galvojau, gal kažkokie paprastesniai iš vis yra. Yra ir paprastesnių. Tiesiog, va, gal kita. Ten, jo. Man čia nedidelės reikia, kad automobilį iš ten tokiam. Yra dar šitokios ir betlašai. Ai, iš vis tokie paprasti. Supratau. Gerai, pasižiūrėsiu. Arba nuostolį ir saikės. Gerai, ačiū. Prašau. Šitokiam eurų. Patogiai atrodo, bet nereikia man tokios. Va, šitą pasimsiu. Kiek jinai kainuoja? Kiek jinai gali kainuoti? Jo, imu šitą. Tikrai daug nekainuos. Gerai. Kėdė yra. Aš ten netikiu, kad išvažiuoju. Kėdė yra ir man reikia šitą staliuką pasimti. Šitą padedam čia kažkur. Nu, turim. Šitą gal reikia padėti. Nu gerai. Kėdė yra, staliukas yra. Žiūrim toliau. Sulankstomas staliukas. Pliusas. Kėdė sulankstoma. Pliusas. Perėjimas į 220. Kėdai, veido kremas, dantų pasta, batai. Kėdai ir batai, tai čia tas pats, man atrodo. Ištrinam. Perėjimas į 220. Ką žinai, ar čia yra toks. Gerai, einam toliau ieškoti. Pasiklydau. Viskas, einam pirkti. Sveiki. Čia su nuolaida gavosi, ne? 14. Super. Kur šitą galiu padėti? Ai, gerai. Ar maišelio reikės? Reikės.
vienkartinių štai tokių. Gerai. Bet smulkius to sudėt. Kiek viso bus? 157. Ar programėlę mūsų naudojat? Naudoju, man atrodo. O gal ir... Ai, ne, naujas telefonas neturėsiu, žinokit. Pagal e-mailą nebent gal. Galit čia nuskanuoti ir suves paštą parodysim kortelę. Nes kad registravausi kažkada, tai atsimenu. Vaistus gaunat, tai reiškia, kaupiate taškus ir juos programėlė mūsų galit iškeisti į nuolaidą. Supratau. Va. 100. Ai. Šaltoka, vėl atšalo. Kur mano citrus raktai? Šiandien ryte vos citrų atsirakinau. Eik tu nahu, šalia. Tai ką daryt man dabar? Užšalo durys. Citrų baig. Dar net neišvažiavom. O! Oi, blembu, citriukas stumia. Blembu, aš dar neįsikrovęs viską. Šiaip galėjau į bagažinę dėt, man atrodo, iškai būtų patogiau. Nu, viso, varom. Nu va, pirmas prekės įsigytos. Nežinau, kaip man seksis, aš gyvenime taip nebuvau išvažiavęs. Kur čekį pasidėjau? 157 eurai ir 30 centų. Skaičiuojam. Skaičiuosim visą kelionę. Ir stengsimės kuo mažiau išleisti pinigų. Kaip ir minėjau, viešbučių nesisakysiu tikriausiai. Va, mano viešbutis bus. Todėl aš ir staliuką nusipirkau. Nes pasidarbuoti reikės truputį ir tikiuosi nesušalsiu. Nes bus vietų, į kurias važiuosiu, tai mačiau gal minus 15, minus 20 irgi. Nu ką, jodam, kažkaip važiuoju. Bijau biškį. Prisipirkau visko dar. Tai, ką aš čia iš sąrašo pirkau. Man reikėjo labai tokio laikiklio. Ne laikiklio, o jungtukas, kaip išvadins. Blokelis. Tai, kadangi turiu daug ką kraut, tai norėjau, kad su daug USB-C ir bent vienas USB būtų. Radau. 50 eurų. Kainos iš tikrųjų tai kosmosas. Taip, nusipirkau šitą ir nusipirkau kelioniai kedus. Labai plonus, nauneiminius, pigiausius deišmanė. Neblogi dar visai. 35 eurai. Kad turėčiau patogiai su vaikščiot, nes šiaip tokių kedų nelabai gal ir turiu. Nu ir ten toliau, palauk, kas dar į sąrašo buvo. Tuoj, pasižiūrim. Taip. Tai sąrašiukas, kėdė, čia viskas nupirkta, kėdai pliusas, veido kremas pliusas. Veido kremą aš naudoju kiekvieną dieną. Iš tikrųjų, mano labai veido oda sausa yra. Todėl reikia kiekvieną rytą vakarą tepti, nes pradeda pleiskanuoti ir būna problemų. Tai apsirūpinau, nes gali būti dėl oro kaitos išbert man veidą. Ir dar vieną dalyką esu sugalvojęs. Gyvenime to nesudaręs. Bet kol kas nesakysiu, pasakysiu, kaip jau išvažiuosiu. Nežinau, kodėl aš čia taip sugalvojau, bet jeigu darau kažką kitaip, tai dar reikia daugiau kitaip visko daryti.
Tai va, tai karočią gaunasi taip. Veido kremas yra, dantų pastos yra, nu tai aš tokių neskaičiuoju, nes aš juos naudoju kaip ir kiekvieną dieną. Tai kedus įskaičiuojam jungtuką. Viena bėda yra, nerandu perėjimo iš 12 voltų į 220. Tai yra iš mašininio tokio. Čia galvoju pasidėsiu į šitą į 220, kad galėčiau kaip į rozetę įkiš, nes kompas bus, pakrovėjo, reikės pasikrauti reikės, tai aš nežinau, kaip man reikės pasikrauti, jeigu nerasiu. Tai dabar radau iš tikro Skelbia LT už 20 kažkokį paprasčiausią. Pabandysiu paskambinti ir paklausti, ar jisai turi ir ten ar yra su mašininiu jungtuvu. O kad į mašiną, nes mačiau nuotraukoje lyg laidai kažkokie, prie kumo prijungti. Nelabai supratau. Gerai, Skelbia LT. Viena rozetė kišasi. Nu, man kaip ir užtenka. Gerai, skambinu. Sveiki, dėl įtampos skaitiklio skambinu. Skelbia LT radau. Turi dar, ne? Taip. Aha. 2000 vatų, 2 kW. Jo, o sakykit, dabar yra kažkoks mašininis perėjimas, nes man kaip tik ir ieškau, kad iš automobilio ir būtų į rozetinį kištuką tokį. Tai ar yra prie jo? Tai ten yra su gnybtais prisitvirtina prie akumuliatoriaus. Bet į tą liaudiškai tariant, perikūrniką nėra tokios jungties, kad įsikištų. Nu, matot, kaip pasakyti, galima pasidaryti. Aš turiu ten tą perėjimą, bet ar laidam gerai ar ne, tai irgi klausimas. Jeigu galinga, suprantat, įrenginį jungsi. Nu tai čia, matot, kompiuteriui pasikrauti ir panašiai automobilį, kad galėčiau. Kad kompiuterį kažką tokio pasikraut, nu tai turėtų eiti. Aš turiu tos dar, kur prisisuka į trikurtkę. Aha. Supratau. O kur galėčiau aš atvažiuoti iki jūsų? Galėčiau Rimvydo gatvėje į Žaliakalnį, bet šiandien po darbo, apie kokią aš grįšiu, apie kokią 5 valandą būsiu jau namie. Aha. Tai gerai, tvarkoj tada, tai jeigu galit, parašykit man arba paskambinkit, kai būsit namie, aš atvažiuosiu. Gerai, kai aš būsiu namie, aš iš karto skambinčiau ir atsiųsiu tada adresą. Gerai, ačiū labai. Gerai, prašau. Iki. Nu va, gal susikonstruosim kažką ir nereikės pirkti brangių, nes žiūrėjau, šiaip yra po 3-5 senukose, yra visokių, bet nėra vietoje, reikia internetu užsisakyti, o aš kaip visadagi paskutinę dieną viską darau. Tai dabar jeigu čia už 20 kažką raščiau, nu ten jeigu dar pritaikys kažką, tai už 2-5 pigiau grybo bus. Jau ir taip biški čia išleidom tų pinigėlių ant to pasiruošimo, atrodė, kad čia nedaug bus, bet nu, žiūrėsim, kiek viskas kainuos. Viską stengsiuosi kuo mažiau išleisti. Bandysiu nesinuomoti viešbučių. O čia yra man, aš tik bijau sušalt. Sušalt, tai dar sušalt, ta prasme sušalsiu, bet kad jeigu aš susirgsiu ir man temperatūra sukils, nežinau. Nežinau, kaip bus. Aišku, ten biški. Kodėl mašina neužsikuri? Užsikuri. Jeigu truputį sušalsiu, tai man ten jokių problemų, ar ten sloga kokia, taip kažkas. Bet jeigu temperatūra sukils 3,8, 3,9. Tikiuosi, kad ne. Gerai, lekiam toliau. Reikia pasiruošti citrų, išimti sėdynės. Susidėlioti viską, nes rytoj anksti ryte išvažiuoju. Paskutinę dieną visada viską pradedu daryti. Einam. Laikas kraustyti.
Nu viskas, įsiardėjau. Tik pažiūrėkit, kaip čia nešvaru. Reikia susitvarkyti, kaip aš čia miegosiu. Aišku, čia pritrypiau dabar. Bet čia ir šuo važiavęs, čia ir plaukų milijonas. Čia va turiu slaptų vietų dar. Nu, bet šiaip tai. Oba. Oba. Nu va. Opa. Ir lėkiu. Bus gerai. Bus gerai. Užteks, o Jėzus, viskas čia gerai. Tik įdomu tą staliuką dabar, kur nusipirkau ir ne per didelis jisai man bus, galvoju. Bet gal ne. Nu, paskui pabandysim. Dabar reikia susitvarkyti mašiną. Reikia nuvaryti, gal ir nusiplaut, bet blemba, ledų daug, subraižysiu. Ir čia galima patekti į šitą dėžę. Žiauriai, fainas dalykas. Gerai, nu tai ką, viskas. Varom tvarkytis ir krautis visą mantą. Čia dar. Čia butelių ten po sėdynę kažkokių neišeina parodyti. Matosi. Eit, reikia viską perėti. Ir šitus išmesti. Kadangi laukia yra baisiai šalta, tai nusprendžiau nesiurbt ir varau į plovyklą. Nes nušalsiu rankas, susirgsiu ir liks mano kelionė namie. Tai varau dabar į plovyklą, nuplaut pabandysim. Šiaip jis nėra labai apledėjęs. Nu, bandysim plaut, jeigu subraižysim, nu, ką jau padarysim. Bet su citrium turim gražiu ir švariu išvažiuoti. Ir vedų paprašysiu, kad ten prasiurbtų, nes yra, kad siurbė. Tikiuosi, kad tuos visus plaukus ir tas visas šiukšlės išvarys man. Mišiai ir purvo, mačiau, yra viską. Nusiplovau vieną kartą mašiną ir aš pamiršau, kad tas valytuvas atlenktas. Galinis. Nu, kur nėra valytuvo, ten tas tik laikiklis. Tai kažkas ten buvo tarkšt, girdėjau, bet matau, kad jisai yra. Tai išvažiavau iš plovyklos ir nenuvažiavau į Slavimą. Apskau ratą ir dabar vėl važiuojam į plovyklą. Tai dabar nusiplausiu antrą kartą, nucitris jau tikrai bus švarus. Ir tada reikės varyti į salono valymą. Tik reiks nepravažiuoti. Lemba, būčiau turėjęs laiko, daugiau būčiau pats susitvarkęs. Na, bet ką padarysi. Antras kartas nemokamai vis tiek sakė. Tegul plauna. Jūs tik pažiūrėkit, koks gražuolis. 2 kartus nuplautas. Netyčia. 2 kartus. Aš reikia atlenkt, nes subraižys man. Tai va, kas man čia taip. Pažiūrėkit, kaip išlaužo. Na nieko. Bet vaizdas pasikeitė, kaip turi būti. Aišku, yra čia tų plaukų. Va čia mačiau, tik tai nenuvalė. Nusivalyti. Bet daug švaresnis. Bus fainiau ir važiuot. Kas čia su ta bagažinė? Tikiuosi nebus, kad neužsidarys visai. Šitos reikia. Nu, reiks nusidaužyti.
citrius. Sekmadienis. Dabar turėčiau būti kažkur Lenkijoje, bet esu namie ant stogo. Užvakar ir vakar kasiau sniegą nuo stogo. Turėjom reikalų. Negalėjau žmonos tai palikti su problemytėm. Užsikišo latakai, užšalo. Ir pradėjo lapsėti namie vanduo. Tai kažkiek juos atšildėm. Karštą vandenį pilam. Druską. Dar čia kažkokių kokoso drožlių, nežinau kaip vadinasi. Ir kad nebūtų problemų, kol būsiu išvažiavęs, nukasiau sniegą. Aišku, problema tik latakuose, bet kiek galėjau, tiek nukasiau. Čia buvo sušalę viskas. Tai negalėjau šitos... O, dabar jau atšilę reiks ir čia nukas turbūt. Jaučiu įdomu, ką čia mano laidai daro, ne? Čia yra mūsų padavimo mechanizmas. Numetu laidu žemyn ir jūs tie vandenį man paduoda. Jeigu matosi latako apačia dar visa užšalus. Čia jau neužšalę. Karočią. Darėm čia tiek cirkų. Tai va, mano išvažiavimas. Biški nusikėlė vieną dieną. Nu ką, pasigrožėsiu panoramą. Dabaigsiu darbus ir varau. Papasakosiu važiuodamas truputį ilgiau, kas čia įvyko. Kaip sekasi? Alio? Ten dar didesnis matau. Su mėsos muštuku. Bet tai žiūrėk, šviesa tunelio gale. Viskas. Mes A komanda, karoči. Einam į kitą pusę, dar 2 dienas atšildinėsiu. 5 ryto. Po 5:10. Išvažiavau. Netoli nuo namų nuvažiavau. Atsistojau dar. Susitvirtinau visas kameras. Įsivedžiau navigaciją. Pirmas tikslas mano yra Zakopanė. Rodo lygiai 9 valandas. Turėčiau apie 1, po 1:10 būt 825 km. Stengsiuosi nuvažiuoti be sustojimų. Na, aišku, sustosiu gal kažkur. Keistas jausmas. Keistas jausmelis. Sukrovau daiktus, paskui parodysiu viską. Žiūrėjau. Žiūrėjau. Papasakosiu, kodėl neišvažiavau sekmadienį. Gulim apie 12 nakties, žiūrim filmą. Girdžiu kažkoks vandens kapsėjimas. Bet toks tuk stiprėja vis. Ir girdžiu, kad kažkur iš Rūbinės. Nulekiu Rūbinę. Per sieną vieną, per sieną kitą varo vanduo. Pasižiūriu už spintos. Ta spinta pritvirtinta prie sienos. Pasižiūriu už spintos. Varo vanduo. Bėga, 3 gal nubėgimai. Galvoju, ką dabar daryti, tą spintą pritvirtinta. Kaip man išimti iš arti, kad ten prieičiau. Bet viršutinė dalis buvo nepritvirtinta. Nusėmiau tą viršutinę dalį. Ir žiūriu per lubų šešėlinę siūlę. Varo. Šokau rūbus. Lipau ant stogo. Gaila, nepasiėmiau kameros.
kaip aš ant to stogo lipau. Lauko baldus išardžiau, atsirėmiau į fasadą. Aišku, pasitiesiu, kad nenuvaryčiau fasado. Ir užlipau ant stogo vos ne vos. Pasiėmiau šiupelį ir toj pusėje, kur latakas, pradėjau kast, atsikasinėjau, sniegą nukasiau, vandens kosmosas. Įsivaizduoju, tas šiupelys, sniego jisai gilus, tai aš pilnais tai šiupeliais ėmiau vandenį ir į kitą pusę stogo mėčiau. Pasižiūriu, latakas sušalęs. Tai jūs tie pylė karštą vandenį į bambalius ir man padavinėjo ant stogo. Ant stogo, kaip matėt, turėjom pasidarę mechanizmą tokį iš šitų išlaidų užkūrimo ir kėlė. Tai vos, ne vos kažkiek atšildėm, išbėgo tas visas vanduo. Ir viskas, ką ryte atskėliau, turėjau važiuoti, bet negalėjau tai palikti, nes baisu, kad neužsemtų namų. Tai lipau ant stogo, kitą dieną viską nukasiau ir iki galo atšildėm visas latakus. Palikau dabar tikrai tvarkingai, tai tikrai nieko neatsitiks. O toj vietoj, kur bėgo vanduo, pridėjom į šešėlinę siūlę rankšluosčių. Rankšluosčiai per kelias minutės permirkę būtų, keitėm tos rankšluosčius. Nu, baisu. Tai va, todėl nusikėlė mano išvažiavimas. Šiandien yra vasario 16, pirmadienis. Ir aš jau esu link Marijampolės. O greitu metu būsiu Lenkijoje. Kaip šalta lauke. Ką tik grįžau iš degalinės. Užsipyliau pilną baką, paskutinį Lietuvoj. Nuvažiavę dabar esame apie 100 kilometrų tik tai dar. Pasiėmiau kavos, užsipyliau kuro. Tuoj pasakysiu, kiek sumokėjau. 63,68 kuras ir 3,20 kava. Tai gaunasi 67 eurai. Nuo 0 citriaus kilometrus prieš išvažiuojant. Tai dabar yra 90 km nuvažiuot. Matysim konkrečiai, kiek nuvažiavom visą kelionę. Hello. Dzień dobry. Dobra? Okay. Thank you. Net netikrino nieko. Visiškai nieko netikrino. Į pasą nieko. Opa, kažkas nukrito. Nu ką, įvažiavom į Lenkiją. Tai ką, mėly draugai, baigėsi mano pasiruošimas kelioniai, baigėsi pasiruošimas Lenkijoje. Esu tik įvažiavęs į Lenkiją. Ačiū, kad žiūrėjot. Būtinai pasubscribinkit, man tai labai svarbu. Noriu, kad šis kanalas užaugtų. Tikiuosi patiko ir susitiksime Zakopanėje.